Labadiena, šiandien yra 23 metų gruodžio 22 diena. Atvykstu į valstybinę darbo inspekciją. Darbo ginčių komisijai teikiu skundą dėl to, kad Lietuvos nacionalinė radijo ir televizijos taryba atmetė mano dokumentus, neleido man dalyvauti konkurse generalinio direktoriaus pareigoms užimti. Todėl šitą skundą teikiu, kaip minėjau, darbo ginčių komisijai. Štai valstybinės darbo inspekcijos pastatas. O šitą kabinetą užeisiu ir pateiksiu savo prašymą. Na, jis taip vadinasi, iš tikrųjų skundas, kad panaikintų rezultatus, konkurso rezultatus. Na, žinoma, ir prašysiu, ir jau paprašiau, kad man atlygintų neturtinę žalą. Taip, kabinetas, reikės palaukti. Mano prašymas darbo ginčių komisijoje yra registruotas. Štai registracijos data. Ir dabar 14 dienų laikotarpyje man praneš, kada bus nagrinėjimas mano skundas dėl to, kad LRT taryba nepriėmė mano pareiškinių dokumentų nagrinėjimui dalyvauti LRT generalinio direktoriaus konkurse. Savo pateiktame prašyme pateikiau motyvus ir argumentus, kuriais aš grindžiu savo skundą. Na ir žinoma, paprašiau, kad man būtų atlyginta neturtinė žala. Suma tikrai yra nemenka. Na, žiūrėsim, kaip darbo ginčių komisija išnagrinės mano skundą. Na, jeigu nepatenkins mano reikalavimų, be abejo, tuomet aš kreipsiuos į teismą. Na ir prasidės tikrai netrumpas laikas bylinėjimasi ginčio. Informuosiu apie tai, kaip vyksta mano skundo nagrinėjimas. Ir tikiuosi, kad jisai bus mano naudai išnagrinėtas.